Europos čempionato trečiasis įskaitinis plaukimas prasideda, puikiai šauliuoja visos formulės čia, truputėlį vėlgi teoriškai pratesnis Edgaro Repko startas, truputėlį bus spaudžiamas tiek švedo iš dešinės, tiek ir Latvio iš kairės, tačiau atsigauna truputėlį dinaminis greitis, įgauna pagreitį, Edgaras turėtų būti saugus antroje pozicijoje, pažiūrėkime, pirmasis posūkis pakankamai saugus, nematyti jokių didesnių incidentų, kol kas viskas atrodo gerai, švedas trečioje pozicijoje esantis Hilmer Wiberg daro platesnį posūkį. Dabar atskrieja čia į pirmąjį posūkį prieš finišo liniją Nikita Lyc. Edgaras Repko kol kas užtikrintai antras. Viskas atrodo gerai. Lindholmas ketvirtoje kol kas pozicijoje. Aukštas jo rodiklis. Čia pasaulio čempionas Duarte Benavente prieš paskutinis. Na ir šiuo metu Nikita užsiėmęs pirmąją poziciją ir po truputį skirstosi po du laivelius, kurie kariauja. Tai pirmasis Nikita su Edgaru, tada Hilmeris su Aleksandr Lindholm ir Tobijas Montekas penktoje pozicijoje kol kas. Pažiūrėsime, kokie yra laiko intervalai. Panašu, kad labai gerą greitį demonstruoja Nikita Lyc. Nepanašu, kad jo bolidas gali streikuoti dabar. Pirmas lyderių trejetas išlieka toks pat. Čia pavojingiausia trasos dalis 600 metrų ir tada staigus posūkis į kairę prie finišo bujos. Geras greitis. Nikita Lyc demonstruoja puikų greitį. Štai kokią bangą pagauna trečioje pozicijoje esantis Hilmeris Wibergas. Truputėlį kilsteli pavojingai jo laivą čia prieš pat. Čia kova dėl penktosios pozicijos. Tobijas Montekas prieš Jarno Vilmoneną. Beje, pastarasis fantastiškai sustartuoja iš rikiuotės pabaigos. Panašu, kad šis nuožmusis suomis nežino, kaip nusileisti niekaip. Turi greičio pranašumą, buvo greitas visą savaitgalį. Na, jei ne kai kurie incidentai, būtų galbūt ir aukštesnėje pozicijoje. Laikomas Europos čempionato vienas iš favoritų. Taigi, suomis Jarno Vilmonenas panašu, kad turi greičio pranašumą prieš Tobijas Montekas. Suomis dabar yra penktoje vietoje, ketveriukė kol kas dar niekaip nepajudinama priekyje, o Nikita Lyc ir toliau didina atotrūkį nuo Edgaro Repko. Panašu, kad Nikitai Lyc naujasis reikto pasirinkimas nesutrukdė. Na ir antrasis atkeliauja Edgaras, jį vesi Hilmeris Wibergas. Žmogus, kuris protestavo. Būtent. Arba jis neprotestavo, jo šeima protestavo. Aleksandras Lindholmas kol kas ketvirtoje pozicijoje atrodo pakankamai saugiai, ketveriukė pabėgus į priekį. Stebėtinai greitas yra ir Timo Leto. Pakankamai mažą patirtį turintis F2 pilotas, tačiau turint omeny, kokią krūvą turėjo techninių nesklandumų Timo Leto, dabar jis pakankamai užtikrintai aukštoje šeštoje pozicijoje. Paskutinėje pozicijoje Sam Whittle, kuriam šiek tiek ne taip nusisekė, kiek jisai norėjo. Treniruotės metu jam puikiai sekėsi, tačiau dabar nelabai. Taip, žiūrėkime dar kartelį, puikus kadras. Čia tiesioji 600 metrų, tada posūkis prieš finišo tiesiąją. Fokusuojamės į mūsų herojų Edgarą Repko. Čia lyderis mūsų ekranuose Nikita Lyc atlieka saugiai šiuos du posūkius. Na, pro mus praskrieja Hilmer Wiberg, 70 numeris, kuris labai aršiai šokinėja per bangas. Taip, kol kas panašu, kad pirmos tarptautinės varžybos jam tikrai įsimins ilgam ne tik dėl tam tikrų teisinių ginčų, bet ir dėl to, kad, na, dramos tikrai jam netrūksta. Ir turint omeny, kokia yra jo patirtis ir kur yra talentas, trečia pozicija yra labiau neįteigiama šiam jaunam perspektyviam pilotui iš Švedijos. Tačiau komanda nori dar daugiau. Taip, nori lengvatų, nori ir daugiau. Be abejo, apetitas kyla bevalgant. Tuo tarpu čia mes jau keliausime į ketvirtąjį ratą. Nikita Lyc ką tik kerta čia liniją, kur yra fiksuojamas jo rato įveikimo laikas. Tai padaro ir Edgaras Repko dabar. Didina atotrūkį nežmoniškais tempais Nikita Lyc. Panašu, kad absoliuti lyderystė šviečia pas jį. Didina atotrūkį nuo Edgaro. Panašu, kad galbūt netgi šis naujasis sraigtas, kurį praeito plaukimo eigoje sulaužė, uždėjęs šį, įgauna dar didesnį pasitikėjimą, taip pat prie to prisideda ir palankios sąlygos. Beje, turi priešai save kol kas labai ramų vandenį. Tikėtina, kad kai prasidės galbūt didesnis bangavimas arba seks paskui kitus pilotus, Nikita Lyc gali truputėlį atleisti vadžias, bet dabar ir Ponaitis Volkis su savo dronu puikiai seka paskui šių lenktynių lyderį. Na ir Nikita Lyc 71 numeris atrodo tikrai labai stabiliai ir jau aplenkė 30 numerį vienu ratu. Būtent
tas, kas yra lenkiamas ratu, turi pasitraukti pagal taisyklės iš šono, jog praleistų pirmaujančius laivus. Taip, ir toliau apžvelgėme, kas vyksta šiame įskaitiniame plaukime. Numeris 3 iš 4. Nikita Lyc ir toliau didina tempą. 6,2 sekundės dalis dabar čia skiria pirmą, antrą pozicijas. Vilbergas ir toliau laikosi įkandin trečioje vietoje. Jis saugiai yra apsuptas 3 sekundžių tiek prieki, tiek gale. Netgi per 5 sekundės yra pabėgęs nuo 4 pozicijos, o ten jau yra Aleksandras Lindholmas iš Suomijos. Pasiskirsto savo įtakos zonomis dabar visi Formulės 2 laivai. 6. ratą lenktynių lyderis ką tik įveikė, lieka 9. Na, štai ir Edgaras. Kol kas Edgaras panašu, kad neturi jokių priešnuodžių visam šitam Nikitos Lyc tempui. Ypatingai greitas su keturtakčiu naujuoju savo varikliu Nikita Lyc. Beje, šis laivas galbūt dar iki galo nėra taip puikiai subalansuotas, kaip norėtų Nikita. Tačiau Europos čempionų titulas būtų pats geriausias jo karjeros pasiekimas. Fantastiškas Nikitos pasirodymas. Beje, praeitais metais Nikita pasaulio čempionate net nebuvo iš tolo prilygęs dabartiniai savo formai. Panašu, kad šis 25 sezonas labai gerai kol kas dėliojasi čia. Ir be abejo geriausia pasimatuoti, kur esi tu, tai šalimais Europos čempiono Edgaro Repko ir taip pat daugkartinio pasaulio vicečempiono. Praeitas sezonas Nikitai buvo labai prastas. Pasaulio čempionate skabė tik tai po kelis taškus kiekviename etape. Viso labus rinko jų tik tai 7. Bendroje įskaitoje pasaulio čempionate iš 26 pilotų. Na, buvo ties viduriuku, tačiau tai tikrai netenkino Nikitos Lyc. Buvo praeitais metais 15. Panašu, kad šis Europos čempionatas, tai yra ir ne tik Europos, bet ir pasaulio čempionatas, kol kas gali klostytis šiam Latvijos pilotui ir šiam jaunuoliui tikrai pakankamai gerai. Labai gerą formą demonstruoja Nikita Lyc, kuris įveikė jau 7 ratus, beje 8 ką tik pradėjo. Na ir panašu, kad formulės vis labiau ir labiau yra mėtomos bangų. Tai tikėtina, kad sukant kuo daugiau ratų, tuo labiau bangos atsimuša nuo betoninės sienos ir jų grįžta vis daugiau ir daugiau. Manau, kad aršiausia kova gali būti dėl 4 vietos. Čia per 1,5 sekundės, tiesąkant 2 sekundės, toks būtent laiko intervalas skiria Jarno Vilmuneną ir 4 pozicijoje esantį Alexander Lindholm. Panašu, kad Suomis prieš kitą Suomį turi šiokią tokią greičio persvarą. Be abejo, Jarno buvo laikomas favoritu, tačiau įvykiai nėra dėkingi jo pusėje per visą šį savaitgalį. Susiklostė aplinkybės taip, kad pateko į avariją ir šiuo metu grįžta tik tais po praleisto plaukimo. Prabėga 8 minutės ir 10 sekundžių. Čia labai pavojingas epizodas. Edgaras Repko šiek tiek kilsteli savo formulę prieš paskutinį poskį po finišo bujos. Panašu, kad šita ilgiausiai tiesioji šiuo metu yra pavojinga labai. Ir wow, kokie manevrai iš Tino Lehto, 25 numerio. Tino tikrai yra labai mėtomas bangų, galbūt net ir vėjo šiek tiek biški daugėja. Na, visko gali būti su kiekvienu ratu ir su pradelsta ne viena 10 minučių. Čia gali oro sąlygos tikrai keistis, ko tikėjosi pilotai startuodami 3 valandą, tai dabar turi visai kitokią situaciją gerokai po 16 valandos. 3/4 distancijos jau yra įveikta. Čia netrukus pamatysime šių varžybų lyderį Nikita Lyc, kuris labai saugiu atstumu dabar plaukia. Netgi dabar galėčiau, stebėdamas jį, kaip jisai plaukia, Nikita tikrai prisisaugo ir tikrai neskuba. Dabar panašu, kad netgi 2 sekundės atkabina Edgaras Repko. Nenoriu linkėti jam nieko blogo, bet ar čia buvo atsipalaidavimo ženklas ar ne, klausimas įdomus. Manau, yra labai svarbu varžybose atsiplėšti nuo konkurento, tačiau taip pat yra svarbu ir išlaikyti savo stabilumą, nekirsti bujų, nesusisukti, nepadaryti jokių klaidų. Taip, išplaukimas iš Poposkio gali būti tikrai vertinamas kaip kritinė klaida. Jeigu pilnai sustoji iš Poposukio, galima sakyti, kad 3,5 ar 4 sekundės jau yra prarastos šiame rate. Kol kas netrukus
pasižiūrėsime, koks yra tas atstumas. Akivaizdžiai Edgaras Repko yra sumažinęs atstumą. Čia vėlgi intriga dėl pirmosios vietos užgyja iš naujo ir 3,7 sekundės. Dar 1,5 sekundės atkabina Edgaras Repko. Ir avarija. Tino Leto. Ar tai Tino Leto? Taip, tai yra Tino Leto. Pavojingiausioje vietoje ir panašu, kad šoninis gūsis. Kokia drama ir ką mums dovanoja Europos čempionatas ir panašu, kad čia nepamatavo truputėlį savo pajėgumų Tino Leto. Puikus jo greitis buvo, 6 pozicijoje plaukė jis. Ir štai kokia drama. Na, smagu, kad geras momentas ir geras ženklas, kad bent jau formulė yra ant plūdžių. Ir dabar, koks momentas viduryje tiesiosios, jau įveikęs 400 metrų. Tino Leto kelia savo formulę į viršų ir panašu, kad čia dar vienas stiprus krešas. Kas galėjo pagalvoti, panašu, kad Tino Leto... Taip, ir panašu, kad dabar raudona vėliava. 10 minučių 40 sekundžių. Įveikė varžybų lyderis 11 ratų. Ir buvo momentas, kada vėlgi mūsų emocijos sukilo, kai Edgaras Repko labai ženkliai vijosi Nikita Lyc, tačiau raudona vėliava, avarija čia ir panašu, kad yra kaip yra, polaimai Edgaras Repko, manau, kad padarė fantastišką darbą čia, išlaikė savo antrąją poziciją, panašu, kad neturėjo jokių priešnuodžių prieš greitai 71 startinį numerį Latvis. Panašu, kad Tino Leto susidūrė su šiokiais tokiais sunkumais, matau, yra nešamas medikų gultas. Panašu, kad labai nesėkmingų kampų leidosi Tino Leto. Jis panašu, kad bolido dugnu tieškėsi į vandenį, o tai gali būti šiokių tokių ir nugaros sutrinkimų, nedaug dievė ir kažkas rimčiau. Vėlgi priminsime, kad šis sportas yra tikrai iš esmės pavojingas, o susidūrimas dideliu greičiu su vandeniu gali pridaryti labai didelių nuostolių, be jokios abejonės, ne tik tavo laivui, bet ir tavo sveikatai. Šioje Kauno trasoje dar prieš 7-8 metus austrų veteranas, 64 veteranas, nepaisant jo amžiaus, tikrai turėjęs puikią sportinę formą, darė verpstę ore ir buvo hospitalizuotas ir buvo operuotas Kauno klinikose ir buvo praleidęs čia 3,5 savaitės, kol galiausiai pasiekė savo namus. Dar vienas priminimas, koks pavojingas yra šis sportas. Tikėkime, Tino, viskas yra gerai ir medikai išspręs visas problemas. Taip, pirmas dalykas, ką medikai padarys, tai patikrins bendrinės kūno funkcijas, ar nesutrikęs kvėpavimas, ar nėra rimtesnių kūno sužalojimų. Jeigu pamatysime jį ant neštuvų, tai reiškia, kad vis dėlto prevencinis iškėlimas jo yra būtent čia. Ir kadangi nesėkmingai leidosi į vandenį po kūlverščio, visą laiką medikai nerizikuoja ir kol parplukdo pilotą į krantą, tikrai imasi visų atsargumo priemonių čia. Sekantis startas vyks už valandos. Oi, visai greitai. Turint omenyje, kokiais tempais mes prakalbėjome valandą, tai čia visai čia pat. Ponios ir ponai, tai dar kartelį su jumis Europos čempionatas ir, trečias plaukimas. Baigėsi raudona vėliava, antrajame plaukime taip pat iškart po starto turėjome raudonos vėliavos fazę. Laivai patikrai ir tolimesniai mechanikų priežiūrai iškeliami dabar. Pakartojimo ir restarto nebus. 3/4 distancijos, kadangi yra jau įveikta, tai nematysime kito restarto. Viskas bus dabar pagal taip, kaip finišavo pilotai. Edgaras Repko antroje saugioje pozicijoje. Dar kartelį karščiausi momentai, kokie buvo čia. Pakartojimas mūsų šio plaukimo starto. Edgaras neturėjo pačio geriausio starto. Jie aplenkė švedas po dešinę, trečioje pozicijoje, tačiau greitis ir pagreitis link posūkio buvo tikrai pakankamai geras. Neatsiliko nuo Nikitos Lyc per labai daug metrų. Teisingą posūkį atliko Edgaras Repko, bandė laikytis paskui Nikitą, tačiau per pirmosius 3-4 ratus Nikita susikrovė tikrai pakankamai
rimtą sekundžių persvarą. Vėliau panašu, kad, na, bent jau man taip atrodo, kad truputėlį atsipalaidavo, leido šiek tiek Edgarui priartėti, kontroliavo tempą. Užbaigė saugiai, stengiasi užbaigti saugiai. Be jokių problemų, kad nebūtų. Taip, na, o mes dar kartelį, kol stebime karščiausius šio plaukimo epizodus, be jokios abejonės padėkokime mūsų renginio partneriams. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai, pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, Magnaplast, renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts, Bister, Kauno rajono savivaldybė, UAB Energijos taupimo servisas, informaciniai partneriai Kauno diena. Su jumis aš, Andrius Janušauskas. Ir aš, Nida Kilinskaitė. Komentuosime ir toliau šį karštąjį savaitgalį, kas vyksta prie Kauno marių prieplaukos Europos čempionatas. Ir čia tikrai mažiausia drama kiekviename plaukime. Kas galėjo pagalvoti, kad taip klostysis šie plaukimai? Be jokios abejonės tai yra penas žiūrovo akims. Mes visai netrukus sugrįšime po mažiau negu valandos į tiesioginę transliaciją. Ten ketvirtas finalinis Europos čempionato plaukimas. Kol kas iki greito ir saugokite save ant tiesioginės saulės spindulių.